Nu va. Tai smagu sulaukti taip gausiai susirinkusių mūsų šį šeštadienį ankstyvą rytą, saulėtą ir šiltą. Tai šios dienos tema yra Muladhara čakra, tai yra pirmoji čakra. Ta prasme, mūsų, jeigu taip žiūrėti energetinę sistemą, tai jūs žinote, ne, 7 čakros pagrindinės. Šiaip tų čakrų mes turime gerokai daugiau, tik tai 7 pagrindinės yra čakros. Ir šiaip ta mūsų energetinė struktūra yra ganėtinai sudėtinga, bet kažkaip tai priimta daugiau kalbėti apie tas 7 pagrindinės čakras, tai vat apie jas ir kiekvieną šeštadienį vis apie kitą ir papasakosiu. Tai pirma čakra yra, jos vardas sanskrito kalba yra Muladhara čakra ir jinai yra stuburgalio jo apačioje. Jinai jaudinos. Šiaip taip, jeigu pasakočiau neįrašinėdama, tai nesijaudinčiau. Ne, tai nekreipti dėmesį. Gerai. Jūsgi galėsit patvarkyti? Nu jo, aš tikiuosi galėsiu patvarkyti. Jinai, žodžiu, taip, jinai yra uodegikaulio galiuko zonoje. Nu, pačioje. Turbūt žinote gal, kaip vaizduoja ten tas... Taip. Tai va, sanskrito kalba mula reiškia šaknį, o adhara palaikymą atramą. Ir dar ta mula, dar šaknis tai kaip kundalinė ta energija yra, gal irgi girdėjote, mūsų vidinė energija kundalinė. Jie ten bando pakelti kai kurie ir, žodžiu, jie kaip pasiseka pakelti, susijungia su dieviškumu, įgauna ten galių ir taip toliau. Bet tai yra pavojingas užsiėmimas, tai mes to nedarysime. Tai, žodžiu, kaip ir ta Muladhara čakra yra iš principo ta vieta, kuri laiko kundalinį energiją. Taip pat kiekviena čakra veikia skirtingą liauką. Šita Muladhara čakra veikia antinkščius ir nuo antinkščių veiklos priklauso mūsų sugebėjimas atsispirti stresui, įtampai, alergijom. Jos spalva yra raudona, bet raudona ne kaip po spalva, o kaip vibracija. Ta prasme, žinote, ne, kiekviena spalva yra tam tikras bangos, šviesos bangos, kaip lūžis. Tai raudona, bet Muladhara čakra irgi skleidžia tokią vibraciją, kuri pagal savo dažnį atitinka raudoną spalvą. Taip ir kitos čakros. Tai dėl to ir yra priimta sakyti, kad Muladharos čakros spalva yra raudona, nors iš tikrųjų ten gal ne raudona, tik tai panaši. Veikiami organai, kadangi tai aišku čakra tai yra pačioje, dažniausiai čakros veikia tas vietas ir aplinkui, kurios yra. Tai jeigu jinai yra mūsų stuburgalio gale, tai jinai aišku veikia tiesiąją žarną, kaulus, patį stuburgalį, kojas, pėdas. Tai jeigu vis einam ir užsigaunam kojas, tai galbūt ten ta mūsų čakra prastai veikia, bet nebūtinai. Tai yra... Jinai, ta prasme, atsako už mūsų kaip ir išgyvenimą. Tai už gyvenimą, instinktus, tuos mūsų išgyvenimo instinktus, imunitetą. Kiekviena čakra turi bidža mantrą. Bidža mantra tai toks labai trumpas garsiukas, nuo kurio, kaip čia netgi radau kažkada vertimą, kad tai yra sėkla mantra. Bidža tai kaip sėkla. Tai iš jų, tų bidžų išauga visas kitos mantros. Tai šitos Muladhara čakros mantra yra lam. Ir mes, kai medituosime, mes ir sakysime kiekvienos čakros vis kitą tam bidža mantrą. Tai lam. Jeigu mes norime, galim netgi labai ilgų meditacijų kaip ir nedaryti. Jeigu mes norime aktyvizuoti kažkokią čakrą. Pavyzdžiui, jeigu mes norime aktyvizuoti Muladhara čakrą, tai reikia kreiptis ją sanskrito vardu, sanskrito kalba. Pirmas, aišku, visą laiką kreipinys om būna, tada čakros vardas sanskrito kalba ir tada jos bidža mantra. Ir stengtis tai kartoti taip, kad jausti vibraciją toje vietoje, bent jau kur yra čakra. Tai pavyzdžiui, jeigu mes nuolat sergam arba ar pinigų neturim, aš paskui papasakosiu, kaip tai susiję. Ar jeigu nejaučiam pagrindo po kojom, tiesioginė ir perkeltinė prasme, tai tada mes tiesiog galim kartoti om Muladhara. Ir lam. O kiek laiko? Kiek norit, kiek turite laiko, tiek ir kartojat. Tai va. Šita čakra, kaip ir sakiau, jinai atsako už mūsų išgyvenimą. Apskritai už troškimą gyventi. Jinai gyvybinė
vidinė energija mūsų, savisauga, ištvermė, ryšys su gamta ir žeme, pasitikėjimas aplinka ir sugebėjimas pritapti prie aplinkos, galbūt taip, kantrybė, ta prasme, gebėjimas išsikovoti pripažinimą, bet ta prasme, kaip vieta pasaulyje gal daugiau, ta prasme. Tai mūsų visa tokia, jeigu mūsų šitą čakrą neveiktų pakankamai gerai, tai mes šiandien labai ir sirgtume ir būtume tokie, vėjo blaškomi šapeliai. Šitą čakrą, jinai labiausiai kaip, atsako už instinktus mūsų. Antroji čakra, svadhisthana, atsako už mūsų kaip pasitenkinimą, už mūsų malonumus, o šita, mūsų išgyvenimas. Visi, kaip yra Maslovo piramidė, tai tas pirmas lygis, visi, ko mums reikia. Kad mes pavalgę būtume, kad mes būtume apsirengę, kad mes turėtume kur gyventi, stogą virš galvos, kad turėtume pinigų už ką gyventi, kad mes, būtiniausius to savo, dalykus, kad galėtume patenkinti savo gyvenimą. Ir jeigu šitą čakrą neveikia, tai automatiškai mes viso šito ir neturim. Šiaip tai miestiečiai, jie turi labai prastą ryšį su žeme. Ir miestiečiai, ir tie, kurie eina dvasingumo keliu praktiškai kaip taisyklė. Kodėl jogai, kai medituoja, sukryžiuoja kojas? Todėl, kad jie nukerta taip ryšį su žeme. Ir tada kyla aukštyn. Bet mes kasdienybėje, savo kasdienėme paprastame gyvenime, mes tiek daug nekylam, ne visi turim tą tikslą jau šiame gyvenime, pabaigus šį gyvenimą, pereiti ten tą dvasinį gyvenimą, dvasinį pasaulį, iš kurio nebegrįžtama iš tą materiją. Tai tie, kurie dar neturi tokio tikslo, negrįžti čia daugiau niekados, tai bet ir tie, kurie ir turi tą tikslą vis vieną, reikia palaikyti tą ryšį su žeme, nes be ryšio su žeme mes nepilnaverčiai esame. Nes žmogus, mes visi, mes gavom šitą kūną, dėl vienokių ir kitokių mūsų praeitų gyvenimų pasirinkimų, sprendimų ar kažkokių, dar kažkokių aplinkybių, mes gavom šitą žmogaus kūną. Ir mes esame kaip, užverti, kaip ant siūlo. Ta prasme, vienas siūlas kyla į viršų į dangų, o kitas siūlas įėjasi į žemę. Ir jeigu mes nukirpsim bent vieną siūlą, arba tas ryšys susilpnės, mes būsim kažkokie netokie. Jeigu nėra ryšio su dangum, su tuo, kas dieviška, kas dvasinga, tai mes kaip kirminukai. Niekas mūsų į viršų netempia ir mes nukritę šliaužiam po žemę. Jeigu nėra ryšio su žeme, tai mes tada irgi tokie, gerai, jeigu mes helio pripusti balionai ir mes kylame į viršų ir galim nuskristi, o jeigu ne, jeigu mes tik tai oro iš kažkieno plaučių pripusti balionai, tai mus neša, kur vėjas nori, ten ir neša. Ir gyvenimo irgi nėra. Mes turime stieptis į viršų, bet šaknimis laikyti su žemės, nes tai yra mūsų žmogiška tokia prigimtis, mūsų kūnas to reikalauja. Tai, o miestiečiai, jų paprastai ryšys su žeme būna labai silpnas, jeigu iš viso jisai būna, nes basom nevaikšto, nei apskritai vaikšto nuo namų iki mašinos ir nuo mašinos iki darbo ir tada nuo darbo iki mašinos ir taip toliau. Dar gerai, jeigu eina pasportuoti, kaip gamta keičiasi nemato, nei kada, tik dabar viskas žalia, o kada, kaip čia, kur tie, kaip pumpurai sprogsta, nieko nebematom miestiečiai. Ypač jeigu dar dirba labai pilną darbo dieną, jeigu susitelkia į karjeros siekimą, tai iš vis nieko nemato, iš vis. Nei pastebi, kad iš pradžių pradeda kvepėti kitų metų laiko, tada ateina tas sezonas, jau pavasarį pradeda kvepėti kokį vasario mėnesį, nors dar ten 100 metų iki, ypač šį pavasarį. Labai jo laukiam. Dar be to pavasaris vis ateina ir ateina, jisai kelis kartus ateina, jisai nėra tavo impulsas atsinaujinimo. Tai mes, pavyzdžiui, jeigu mes tą stebėtume, mes galėtume išnaudoti progą atsinaujinti, pasikrauti tos pavasario energijos, ne tai, kad net pavasario kaip metų laiko energijos, o tos gyvybinės energijos gauti, to impulso atjaunėjimo, atgimimo tos energijos tokios. Čia šito išmokė mano Reiki mokytojas Virginijus Mockus. Jisai kažkada pasakė, sako, ar jūs žinote, kad taip yra, kad kiekvienais metais mes galime už dyką atjaunėti, jeigu tik tai tą panaudotume.
Vat kaip prasideda tirpsmas sniego, pradeda sniegas tirpti ir iškart varyti mišką ir vaikščiot ir traukti save tą, vat, nes... Būti gamtoje. Būti gamtoje, bet ir traukti save, ne šiaip sau ten važiuoti gamtą, ten muzoną ant visą garsą, ten alaus, bet, tiesiog gerti save tą energiją. Paskui, jeigu, pavyzdžiui, atšalimas, tai valio, dar geriau, vadinasi, vėl bus atitirpimas, vėl gausim to impulso. Ir mes per tą, atšilimo ir atšalimo periodus mes galim tiek daug prisikrauti energijos, kad mums užteks iki pat kito pavasario. Ir taip, aišku, kiekvienas metų laikas, jisai turi ir savo kvapą, savo energetiką turi, ir ne veltui mes gyvenom tokioje zonoje, kai keičiasi metų laikai. Taip pat šita čakra yra, dar be to kiekviena čakra yra, gal ne taip, kad kiekviena, bet šiaip tai susijusi su tam tikrom juslėm mūsų. Ir vystydami tam tikras juslės mes galime, harmonizuoti tos čakros veiklą. Harmonizuoti, tai turiu omeny, kai jinai per daug stipriai veikia intensyviai, tai, pavyzdžiui, Muladhara, jeigu per stipriai veikia, mes daromės egoistai, žemiški, bukučiai, čia taip Rimantas mūsų lektorius sako, bukučiai, tokie paukščiukai, sako, kurie į viršų arba žemyn bėgioja. Tai va, šita čakra yra susijusi su kvapu. Tai dabar gegužės mėnuo yra pats tas mėnuo, kai mes galime vystyti tą savo čakrą. Nes viskas žydi ir viskas kvepia. Taip. Tai dažniau uostyti. Dažniau uostyti viską. Tai va, tai buvimas gamtoje, apskritai, va, tie medžio apsikabinimai ir panašiai, arba tiesiog, lietimas medžių, žemės, daržininkystė, rankų įmerkimas į tą žemę. Tai va, mums kaip tik labai duoda tą išgyvenimą. Nes, kaip ir sakiau, šitą čakrą, kaip ir tarsi, jeigu mes ją labai aktyvinam ir visas akcentas ant jos, tai mes daromės egoistai, tokie jau, į dvasinių kelių eiti nelabai mums išeitų. Mes tokie, bet kita vertus, jeigu jinai harmoningai veikia, ne per stipriai ir ne per silpnai, tai mums duoda tą jėgą, kurią, impulsą, ta prasme, gyvenimo kokybę duoda, tą pagrindą po kojom. Duoda, kad mes galėtume normaliai funkcionuoti. Nebūtume ištežę, kaip amebos, atsikeliam ir jau pavargę, o būtume žvalūs ir galėtume daug naudingų darbų padaryti. Juk gerus darbus gali daryti tik tie, kurie turi energijos. Tai va tam, kad mes turėtume energijos geriem darbam daryti, mums reikalinga gerai funkcionuojanti Muladhara čakra. Taip, ką čia dar? Tai va, tai jau čia buvo užsiminusi, kad jeigu šitą čakrą per daug gerai veikia, tiksliau, jeigu jinai veikia per daug intensyviai ir tai nėra gerai, tai tada mumise gyvenantis žvėris pabunda ir va, mūsų, ta prasme, mes kaip ir gyvulėjame. Nes kuo skiriasi žmogus nuo gyvūnų? Ir žmogus ir gyvūnas turi protą. Aš kadangi turiu keletą gyvūnų, tai tikrai garantuoju, kad jie tikrai turi protą ir moka ir sukčiauti, ir prisigerinti, pamanipuliuoti ir, žodžiu, viską jie moka. Bet jie neturi intelekto, juos valdo juslės, jie yra visiškai bejėgiai prieš savo juslės. Tai jeigu šitą Muladhara čakrą ir dominuoja, tai kuo jinai stipriau veikia, tuo žmogus arčiau gyvūnų. Ir žinoma, yra tikimybė, kad jisai galbūt kitą gyvenimą ir gims gyvūnų. Aš tai kartais taip, čia gal negražu taip sakyti, bet kartais žiūriu, kaip vyrai geria ir paskui susioja už kampo, arba net ne už kampo, tiesiog tam per žingsnį nuėję. Tai, nežinau, argi tai žmogus? Kuom tada tas žmogus skiriasi nuo gyvūnų? Nežinau, gal nelabai kuom. Tai va, tai ką čia dar aš turiu jums papasakoti? Tai va, dabar dar kitas momentas yra, kad šita čakra irgi yra susijusi su mūsų baime, kaip čia pasakyti. Jeigu mes nuolat jaudinamės dėl savo kasdienybės, dėl rytojaus, tokiam nerime gyvenam, tai vėl ženklas, kad ta čakra nelabai gerai veikia. Nes jinai duoda mums užtikrintumą tokį kaip ramybę, kaip stabilumą. Tai jeigu toks kankina nerimas dėl rytdienos, toksai netikrumo jausmas, kažkoks tai baimė, jeigu mes gyvenam baimė, tai šita čakra irgi nelabai gerai veikia.
Aišku, taip pat Muladhara čakra valdo šalinamą ir reprodukcinę organizmo funkcijas. Tai dabar, irgi dar momentas įdomus, čia gal ne į temą, bet apie šalinimo organus. Jeigu žmogus, irgi, ta Muladhara čakra, tai mūsų tas išgyvenimas, tai kaip ir godumas, ne? Kuo jinai išėjusi labiau iš rikiuotės, tuo tas godumas mūsų labiau užvaldo ir visi kiti, tos 7 mirtinos nuodėmės, puikybė. Bet būtent tas godumas, toksai apsirijimas, gal vis dėlto godumas, ta prasme, jeigu labai dominuoja pas žmogų godumą, pas jį viduriai dažniausiai užkietėja, nes jisai jis negali duoti, jisai nieko nebegali duoti, netgi pasąmoniniam lygmenį, dėl to jam ir užkietėja, netgi ir viduriai būna. Čia iš tikrųjų, čia netgi ne jokia, nežinau, ne parapsichologija ir ne kažkokie, čia, žinot, yra psichosomatiniai susirgimai diktuojami. Ta prasme, mūsų psichikos visokių būsenų. Tai dar Muladhara čakra yra odžios saugykla. Odžios energija irgi dar viena energijos rūšis, kurią mes turime. Ir tą odžios energiją mes kaip ir gauname kartu su gimimu. Tai yra neatsinaujinanti energija. Tai prana, pavyzdžiui, jeigu prana, žinot, kas yra prana, ne? Tai yra gyvybinė energija, kurią mes gauname iš išorės. Ja gaunam keliais būdais. Vienas būdas su maistu mes gauname, nes mes, ką kūnui fiziniam mūsų reikia, yra tik tai 20% tame maiste. Visą kitą mes gauname energijos pavidalu. Tai jeigu žmogus gamina piktas, girtas, keikiasi ten ir taip toliau, mes visą tą ir paskui mums sunku, galva skauda, pilvas skauda, viskas skauda, nėra jėgų, nėra energijos, nieko nėra. Aš jau nekalbu apie tai, ką mes valgome. Ten čipsus, vienaip, jaučiamės, Tai bet čia yra, jeigu ta prasme atmetus tai, kas yra fiziologiniai dalykai, nežinau, bulvės ant nakties, ta prasme, bet jeigu paliekant vien tik tai tą grynąją energiją, tai yra labai, svarbus dalykas. Žaliavalgystė, pavyzdžiui, kodėl jinai, sveikintas dalykas, tavo, kad virimo, kepimo metu dalis tos pranos yra, dingsta. O žalia, gryną obuolį valgant yra viena energija, arba ką tik iš viso nuskinta nuo šakelės. Obuolį yra viena energija, vienaip mes pasikrauname, kito viena šara būna, o, pavyzdžiui, iš kompoto išgraibstom ten tą obuolį, tai vėl kitokia energija. Tai ta prana yra tokia. Saulės, iš gamtoje yra tos energijos gal daugiau šiek tiek negu mieste. Bet nepaisant to, kiek mes ten tos energijos aplink mūsų supa, mes galim ten maudytis energijos pranos jūroje. Bet jeigu mūsų čakros prastai veikia, nes čakros ir yra tokie kaip suktuvėliai, kaip piltuvėliai, energetiniai kaip sukūriai, kuriais mes traukiame tą energiją. Ir jeigu prana šitą čakros prastai veikia, tai mes tada galim būti tiesiog pranos jūroje ir gauti jos ten 10% tik tai. Tai dėl to šitą meditaciją, kurią mes šiandien darysim, irgi mums padės gauti daugiau energijos. Tiesiog sureguliuos mūsų čakrų veiklą ir padės gauti daugiau energijos. Tai dar apie odžias. Tai odžias mes gauname mūsų atėjimo į šią žemę kaip ir metu, gimimo metu. Ir mes jeigu mes ją naudotume taip, kaip mums priklauso, po lašelį širdies, kiekvienam širdies dūžiui, tai mes gyventume ilgai, būtume sveiki, gražus, oda spindinti, plaukai ten irgi gražus, ilgi, vešus. Žodžiu, ilgai nesentume, senatvė mums būtų nebaisi, bet mes ją išnaudojame visam kam tik tai netingime. Odžios energija senka, kai mes naudojamės elektroniniais prietaisais, mobiliaisiais, kai važiuojam, kai nevaikštom savo kojom, o naudojamės transportu, skraidom lėktuvais. Galų gale mes gyvenam nuolatinėme streso ir įtampos režime, kai jau mums, tai iš viso, ta prasme, mūsų energetika dėl mūsų charakterio ypatybių ir gyvenimo pomėgių kažkokių, tai mūsų energetika visa būna dažniausiai išyrusi, išbyrėjusi. Tai jau mes negalim pasiimti tos pranos iš išorės. Valgom beleką, iš maisto negaunam energijos. Mes esame nuolat išsekę, mes kaip koviniam režime, mes susikėtinam ir einam. Vataku, ura! Ir taip kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro. Tai mes visą tą savo praną, kurią mes kaip ir galime gauti, mes ją gauname mažai ir jos nepakanka mūsų šiaip normaliam funkcionavimui. Tai dėl to mes tada pradedame savo odžias tą energiją.
žymiai daugiau jie naudoti, negu mums kaip ir galėtume. Ir dėl to anksti senatvė ateina, anksti žmonės žilt pradeda. Kai kurie 30 jau nesulaukia, jau žyla aplinka vyrai. Dabar labai plikau. Taip. Tai va. Tai ką aš čia dar čia turiu? Tai va, tai dar tą apie Muladharą. Dar jinai nėra vien tik tai, jinai tokia dvilypė, kaip ir jeigu jos per daug, tai va, tas žvėris mumise, gyvuliškumas gimsta, bet jeigu jinai harmoningai veikia, jinai mums duoda tokį tyrumą, nekaltumą, tokį kaip vaikiškumą, ta prasme, mes pradedam matyti daiktus tokie, kokie jie yra, be pagražinimų. Labai čia yra geras pavyzdys apie tą karalių, kuris nuogas buvo. Ir kaip vaikas. Vienintelis vaikas pasakė, karalius nuogas. Tai vat, harmoningai funkcionuojantį Muladharą, kaip ir yra ta atrama, ant ko dvasingumas gali būti pastatytas. Jeigu Muladhara prastai funkcionuoja, tai kaip namas be pamatų. Galima statyti bažnyčią. Bet jeigu bažnyčia be pamato, tai kas iš to? Kiek jinai laiko pratims? Griuvėsiai, taip. Tai va, tai dabar... Dar sakėt, kad su reprodukcinė funkcija susijusi, tai... Taip, bet daugiau gal su reprodukcinė funkcija susijusi yra kita, antra čakra. Bet šita irgi taip pat. Tai va, čakros problemos atsiranda kada? Kada nėra ryšio su žeme, dar taip pat per didelis mėgavimasis seksu. Kodėl, nežinau, ar visose, negaliu taip sakyti, nesu kažkokia religijų tyrinėtoja, bet bent jau tose religijose, kuri pasidomėjusi esu, daugiau ar mažiau yra rekomenduojamas susilaikymas lytinis. Taip yra dėl to, kad mes lytinio akto metu mes išnaudojam didelį energijos potencialą, kuris labai ilgai atsistato. Ir jo neatsistatysi maistu, nes tai yra kitos rūšies energija. Bet apie tai aš daugiau papasakosiu, kai mes kalbėsim apie antrą čakrą. Svadhisthanu. Tai ta prasme, mūsų Muladhara čakra išseikina per daug didelis, mėgavimasis seksu, okultinės praktikos, taip pat per daug didelis lytinis susilaikymas. Tas lytinis susilaikymas yra gerai tada, kai žmogus moka sukauptą energiją panaudoti kažkam tai. Ta prasme, vienuoliai kažkokie tai, ar ten dvasiniu keliu einantys žmonės, jie susilaiko nuo lytinio gyvenimo tam, kad jie tą panaudoti atsilaisvinusią arba sukauptą energiją galėtų panaudoti dvasiniam praktikom. Arba galima kūrybai panaudoti, čia žemesnis lygmuo, ta prasme, nes kūrybinis potencialas ir kyla iš antros čakros ir iš seksualinės energijos iš principo kyla į viršų. Ką mes panaudojam, ar vaikams daryti, kai kurie net vaikų nedaro, taip sakant, tik tai šiaip mėgaujasi. Kiti tą energiją gali panaudoti kūrybiniam potencialui išreikšti, o dar kiti gali dar aukščiau ją pakelti tą energiją ir panaudoti ryšiui su Dievu užmegzti. Tai va, dabar papasakosiu, kaip mes galim harmonizuoti tą Muladhara čakros veiklą. Kaip ir sakiau, uostydami kuo daugiau visko, grodami būgnais, nes ritminga muzika duoda tą tokį. Tai va čia dabar irgi ritmas, ne? Dabar, kuri, kaip mes prieš paskaitą kalbėjom, yra 3 gūnos ir jų veikiamimas ir priemam vienokius ar kitokius sprendimus. Tai dabar mes savo Muladhara čakrą galime stiprinti eidami kažkokį roko koncertą, kur ten ritmą, arba, nežinau, ten kažkokį koncertą, arba, nežinau, eidami dar kažkur tai į gongų naktį galbūt. Tai va, vaikščiodami, grūdindami pėdas ir kojas. Čia vėl mano reikia mokytojo Virginijaus Mockaus receptas buvo, kad jeigu norit atstatyti pėdų energetiką, kuri yra labai susijusi su Muladhara čakra, tai, kaip jisai ten sakė, savaitę daryti pėdų vonelę su druska. Mirkyti pėdas vandenį su druska, savaitę nedaryti, tada vėl daryti. Ir tada ta druska, jinai, aktyvuoja, stimuliuoja. Ir aišku, dabar jau laikas, kada jau mes galim ir basomis vaikščioti. Bet čia basi vaikščioti, tai laukia.
Ant žemės. Nu ir lauke, bet kuo daugiau šiaip tai. Kambarį, pavyzdžiui. Gerai ir kambarį, bet aišku, ne tas efektas. Kažkur kažką girdėjau, kad netgi rekomenduoja pasikasti daržo, nu jeigu nėra galimybės, žodžiu, arba žiemą, pavyzdžiui, nėra galimybės po žemę vaikščioti, tai pasikasti daržo žemės ir kojas bent jau dėti. Nu, dirbat su kompu ir savo vonelę iš žemės pasidėti. Tik tai tiek, kad tą žemę paskui reikėtų keisti reguliariai. Nes jinai sugeria tą mūsų energiją ir kadangi jinai yra išimta iš visos, nu, kaip žemės ir atskirai padėta, jinai negali generuoti, suvalgyti tos mūsų energijos. Taip. Ir kartodami bidža mantrą, kaip ir sakiau, Om, Nuadhara ir dar kvadrato forma irgi yra šios čakros kaip ir simbolis. Tai nusipiešiam kvadratą ir medituojam į jį. Tai va, ir jeigu mūsų čakraštė funkcionuoja normaliai, tai tada mes jaučiamės ramus, užtikrinti, stabilus, sveiki, jaučiam visada pagrindą po kojam, pinigų turim, nes tai irgi dėl ko tvirtai žmogus stovi ant žemės. Tas posakis ne veltui yra, nes kai šita čakra gerai veikia, tai ir tvirtai stovi žmogus ant žemės visom prasmėm. Ir sveikatos prasme, ir finansinės prasme. Aišku, jeigu karma leidžia. Tai va. Tai aš kaip ir viską papasakojau, ką buvau pasiruošusi, gal klausimų kažkokių yra? Naujų ne. Naujų ne. Gerai. O senų? Tiek, kiek klausiau, kol pasakojau. Supratau. Gerai.